Na ką, sveiki draugai, naujas epizodas. Šiandien parodysim, ką planuojam daryti su mano Audi TT, kokie nusimato darbai jai. Todėl atsėskit patogiau ir gero žiūrėjimo. Tai va, nupirkau šitą Audinę TT-škę. Pasižiūrėsim, kodėl jie išrašė baltą lapą techninė apžiūroj. Bandysim sutvarkyti trūkumus ir eiti techninę apžiūrą iš naujo. Šiaip tai mašinytė simpatiška. Ir salonas visai nieko. S-Line vairiukas. Tai ir sėdynės, oda, juodos lubos. Tvarkingai viskas. Nenudraskyti mygtukai, nesulaužyta. Šitas man patinka. Tai va, tai pasižiūrėsim baltą lapą. Kam ten reikalas. Tai va, žiūriu baltą lapą ir skaitau, kad yra pažymėti 4 dideli trūkumai. Tai yra rankinio lyno šarvelis pažeistas. Taipogi rankinio stabdžio efektyvumas mažiau nei 16%. Priekiniai žibintai sureguliuot kampą. Ir galinis balkis pažeistas korozijos. Tai va, šitos aspektus reikia sužiūrėti mums. O dar ką norėčiau, tai pasižiūrėti, gal pakeisiu ksenono lemputės, nes arba blokelis, arba lemputė prasta, jinai kartais užgesta, vėl neįsijungia. Ir išmeta ant skydelio klaidą. Tai bus matyt. Na ką, draugai, pasikėliau automobilį. Tai lysim dabar į duobę. Pažiūrėsim, kas ten apačioj. Nes dar vieną niuansą pastebėjau, sukant vairą zyzia stiprintojų siurblys. Bet dabar pasilenkęs pamačiau, kad yra nuotėkio. Tai irgi gali būti kažkokia problemėlė. Tai ką, rebetos, situacija paprastesnė. Karočią, neatleidžiu rankinio iki galo, ko pasiekoje, dėl ko neatleidžiu. Todėl, kad yra jautrosui, kaip rašė techninėm apžiūroj, šarveliui. Viso gero, tai karočią įkeičiam. Abu trosus keičiam. Tada toliau dėl vairo stiprintuvo nuotėkio, ačiū Dievui, mano teorija nepasitvirtino, čia buvo tiesiog vanduo. Tai viskas ten švarų, gražu, jokių nėra nutekėjimų. Dabar kas dar, perkamės tokius va, prikabinimo žiedukus autoaibei. Tada kas toliau, jo, žiedukai. Nu, čia kol kas nieko, dabar dėl balkio. Čia gražu, čia korozija, čia skylė. Žinot, gal ją užsivyrinti, tiesiog reikės ir viskas. Skylę užsivyrinam. Dar tarė rekomenduoja pabandyti jūsų mėgstamą revitalizantą. Tai įvairų stiprintuvą, kad nezystų, nes biški zyzia. Tai irgi išmėginsim šitą produktą. Nu ir ką? Saudelė kaip ir aišku, ten dar nematau variklio, motoro skyriaus, bet ten turėtų viskas būti zaibys, kaip iš tolo žiūrint, tai ten nesimato kažkokių niuansų. Turbina irgi gražiai, viskas neapsitepalavus, turkingai. Ir dar pliusas, kad turbūt yra pastrigusių pinigėlių duslintuvė. Tai reikės irgi pasiaiškinti, bet jau čia paliksiu už kažkam kitam. Nu tai ką, pradedam ruošti techninę apžiūrai. Na ką tik grįžom iš autoaibės, tai išleista 100 eurų. Rankinių trosų užsakyti ir dar keletą čia smulkmenų nupirkom. Tai yra 2 ksenono lemputės nupirkau. Pačias pigiausias praktiškai. Tada čia apsauginės kardelės laikikliukai. 10 vienetų. Revitalizantas. Vairo kolonėliai. Odos dažų paėmiau, biškai gal papurškinėsiu, yra įtrūkimų. Dinitrolis balkiui ir vairo stiprintuvo skystis febinis. Geras, kokybiškas, vokiškas. Na ką, tai pradėsime nuo ksenono lempučių keitimo įtariu. Blet, jau apnuta. Vis tiek štai iškirpsiu. Tai pradėsim nuo ksenono lempučių keitimo. Įdomu, kaip čia su prieimais. Viskas gražu, tvarkinga, net nesinori lyst. Tai teks. Viena šponkė nulūžta, nepatinka. Oho. Kas
baig, tai yra autorinės teisės. Tai dainuot. Po to... Aš Nu, turiu blet, ko būti ten nie? linksma, Gerai. tu вообще- Gerai, nu, Tai pabūk. vertink laiką. Pabūk. Gerai. Oi, galiu pasakyti, čia su tais Xenono lempučių keitimais, tai irgi smagi dainelė. Žodžiu, vieną jau pakeičiau. Viena pusė pakeista, liko vairuotojo pusė. O čia nieko sudėtingo nėra, bent jau šitonio sprėjimo dar yra neblogai. Gaunasi, nusiema va ta, va šitą kepurėlį ir ten pasikeičiau po to lemputę. Nu žodžiu. Kažkiek gal geriau. Dar šitą gelsvą reikia pakeisti ir dar pakeisti gal tos reikės netgi gabaritinius, nes žiūriu vienas silpniau, kitas ryškiau. Judam toliau. Nu ką, su Xenonais kaip ir atsiskaityta. Tik tai yra viena problemėlė, kad vienas Xenono gal blokelis arba lemputę gal nupirkau tą pigę, nes viena pusė blinkina. Kita, blėt, blinkina, abi blinkina. Ble, gal tikrai tada dėl lempučių? Su Xenonais jau atsiskaityta kaip ir... Nu va, pablinkina. Ką, dabar nusimato lempų poliaravimas. Pabandysiu biškį poliarnut. Baus 500. Mūsų užduotis dabar yra nusiskųsti seną laką. Skautam seną laką. Na ką, šiaip netaip nuimtas gamyklinis lakas, neaišku, ten gamyklinis ar ten jau buvo lakuota. Bet jau nušveičiau tą laką. Tai dabar žingsnis po žingsnio keliaujam 800, 1000, pusantro, 2, 3 ir poliaravimas. 800. Tūkstantis šlapiai. Pusantro tūkstančio rankytėm. Šlapiai. Taip, keliaujam toliau. 2000 šlapiai. Su mašinėlė. Na ką, artėjom prie šveitimo pabaigos. 3000 vandenukas rankytėm. Nu ką, su šveitimu atsiskaityta. Pasivalom vandenuką lengvai. Tai ką, dabar šiek tiek apsitvarkom, mašinėlį į vietą ir galima bus pradėti poliravimą.
Dar truputėlį su oru prasipūsim, kad vandens nebūtų papildomo. Ir galima bandyti bus poliruoti. Poliravimas. Blemba, aš nesuprantu, ko jūs ten taip žemai sėdit. Ateikit aukščiau truputį. Taip. Toliau. Padelis vidutinio kietumo ir pusiau grubiai pasta. Plastikui galim pastos negailėti pirmo slojo, pirmo užėjimo. Pasivalysim, dar vieną kartą praeinam vidutinį kietumą. Ką, draugai, ir finišinis poliravimo etapas tai yra vidutinio kietumo kočio padelis plus pastukė finišas. Labai gerai išgauna blizgesį ir dar lengvai pakatina. Praktiškai to, ko mums reikia šiai dienai. Gaunasi yra kato ten 6 skaliai ir glosio 8. Tai praktiškai ir užtenka to. Nu ką, tegul svyla lempos, o ne sankaba. Dar vieną prachodą padarom. Va, tai ką pavyko ištraukti, ištraukiam. Tikrai vaizdas atrodo geriau negu buvo. Tai va, viską analogiškai darau ir su kitų žibintų. Su poliravimu atsiskaityta. Keliausim prie kitų darbų. Taip, toliau. Žodžiu, tataiškės trosus išėmiau. Viskas. Jo, trosai prastie, visai nevaikšto. Užpūvė, užkirmyje. Rytoj gaunu naujus, dedu naujus. Šiandien dar planuoju pasivirinti na vieną vietoj galinį balkį. Ir korozinių gal padengt balkį. Nu ir praktiškai rytoj reiktų surasti, kas pareguliuoja žibintus. Ir galima rytoj gal net į techninę bandyti. Tai ką, lendame eilinį kartą į duobę. Žodžiu, rankinio trosus jau išsiėmiau. Suportėlius pažiūrėjau, viskas tvarkoj. Nėra, kad jie būtų paklynę ar kažką. O šitas jau šiaip įdomu. A, blėt, spiruoklės nėra. O va čia tai negerai.
Dabar tik pastebėjau. Reiks paieškoti sandėlį, gal turėsiu kokią. Negerai. O čia spiroklytė turi būti. O čia nėra. Išdėsiu, nors gal atmuš atgal. Gal ir atitemps. Pats trosas. Taip, toliau. Tai žodžiu, dabar atsiskaitinėsim su Balkiu. Parašė tipo koroziją. Aš iš pradžių galvojau, kad čia šitą koroziją. Nu, tai čia galvojau, huine. Pasižiūriu čia. Yra tos korozijos, bet irgi dar pahujų, kaip sakant. Žiūrim toliau. Čia svirtelė reguliavimui. Oplia, ir va dėl šito jie greičiausiai prisikabino, nes čia jau skylė. Tai va šitą reikalą dabar ir pavyrinsim. Žiūrėsim, kas čia gali gautis, o kaip ten kitoje pusėje. Jūs ten, draugai, pažiūrėkit. Lyg tai nieko. Nematau nieko kritinio. Nu, ar jūs ten gal kažką radot? Šitoje pusėje taip pat nesimato, okei. Tai va, tai žodžiu, pradžio vyrinimas, čia kokį nors gabaliuką įsivyrinsiu ant viršaus, prasitepsiu hermetiku ir nupurkšiu juodai ten, nežinau, dinitroliu. Tai ką, pasišveičiam šiek tiek ir kaip visada saugumą dedam į trečią vietą. Блядь, что булгарки че ужлись? Нихуя. Simboliškai, tai čia žmogutė pavarys. Diskelis nelenda, imsim kažką. Planas B. O, su šituo prieisim. Tai ką, dručkiai, žodžiu, tokia situacija. Pasišveičiau, čia va įlopysim gabaliuką ir turėtų baigtis tie priekabiavimai. Na ką, draugužiai, pasidarom gal kokį nors trafaretą, jo? Kad suprat iš metalo, ką mums ten pjautis. Žiūrim pagal plotį. Galim taip čia. Dar truputėlį net mažesnį. O. Iškart hop, kerpamės ties tą liniją. Two hours later. Nu, kažką tai tokio turbūt iš metalo išsipjausim. Ну ка, бродягос, как-то так. Короче, grėbėm svarkę, kaip suprantu. Nu ką, hebrantai, svarkė pasiruošta. Įdengiau biškį pagalvėlę su savo išeiginiu outfituku. Tai dabar, žodžiu, vyrinam. Jūs čia kur nors kampe pastovėkit. Tai kai vyrinsiu, užsimerkit, negalima žiūrėti.
Nu, duobė vyrint visada yra pilsam. Blet, vis tiek pramušama. Ne, yra tie nedegus. Bet krenta į batus, į kojines, blet. Pokui jau. Svarbu padariau. Nu ką, hebrytė, blet, suvyrinta. Karoči, gal nėra ypatingai estetiškai gražiai, bet svarbus skylės nebėra. Tepas ant viršaus, suvirinimo siūlių hermetikas ir tada dar ant viršaus vyšnaitė Gravitexas. Tepimas siūlių hermetikų. Toks hermetikas, šmūkšt, apsitepam. Karoči, pradedam nuo suvirintos vietos, tada dar į visą biškį pratepsiu. Čia jau nedaug liko, tai išnaudosiu greičiausiai visą, kas liko. Iš čia pabūkit, draugeliai. Matot iš čia ką nors, jo. Ir pakimarinkit. Jums tai ten gerai kimarint ant sofos. Pizda, teptukui greitai, o, blet, zaibys. Žostai greitai atėjo, pizda. Eik! Nepataikiau greitai. Nepraleido techų, blet, nu va čia pizda, prisipyso. Europa, blet. Nu ką, karoči, kiek išėjo, tiek pratepiau. O, suvirinimo vietą irgi pratepiau. Viskas soks, skylės nebėra. Iš šitos pusės irgi pratepta. Rytoj Gravitexas. Na ką, žodžiu, Gravitexas baigėsi. Nu, Gravitexo darbai baigti. Tai naudojau vėl ištikimą savo partnerį Dinitrolį 445. Ir galim nusileisti duobę, parodysiu, kaip maždaug atrodo viskas. Dava. Taip. Su tiltu atsiskaičiau. Užsidengiau stabdžių šlangeles, šitas vamsdelius, nes jie gobdažyti gali prikibti. Tai izoliaciją apklievau, žodžiu, praėjau Dinitroliu, visas vietas, viskas, tai dabar atrodo tikrai estetiškiau. Virinimo vieta tvarkinga, jokių skylių nebėra, tvarkingai atrodo viskas, tai dar prie to pačio bako laikiklius šiek tiek papurškiau, kad nebūtų visiškai surūdyję. Tada duslintuvo tiltelį ir priekinį traversą prapurškiau, kad jau esu apačioj. Tai žodžiu, padariau daugiau gerų darbų. Tai va, automobilis dabar tikrai iš dugno atrodys daug geriau. Ir kadangi rytoj jau planuojam bandyti į techninę, tai tikėkime, kad viskas, kaip sakant, bus gerai. Kaip visada, karoči, čia su bairiais, trosai skirtingi. Vienas angaliukas burbulinis, kitas pailgas, plus biškelį vienas trumpesnis, tai karoči reiks kažką burt. Nes jau šiandien noriu eiti techninę, o jeigu užsakyti trosą tinkantį, tai vėl vieną dieną nuplaukia. Tai bandysim kažką galvot, mąstyt ir padaryt, kad veiktų. Tai dedu trosus ir žiūriu, ar funkcionuoja. Jeigu funkcionuoja, dar tada važiuosiu, pareguliuosiu žibintus ten pas vieną kolegą.
Ir bus galima bandyti techait. Tai kol kas tiek žinių. O tai ką, su trosais yra atsiskaityta. Sudėti į trosai, ten reikėjo truputėlį paburt. Galim leisti su duobį žvilgterėt. Bet manau, kad viskas gal turėtų būti gerai. Jau salonį irgi pajungiau. Dar čia uždėsiu kelias dateškės. Tai va, tai šitoj vietoj teko truputėlį... Blet, kadangi vėlgi su tom dalim huine kažkokia, kai užsakinėjai, čia turėtų būti burbuliukas, parodysiu, kaip bus kitoj pusėje. O čia vat buvo kitoks ir trosas šiek tiek ilgesnis. Tai pastačiau gaikę. Tikiuosi praleis gal techą, dėl šito gal nesikabins. Šiaip rankelis veikia gerai. Trosas va pilnumoj naujas, po to čia buvo biški korozijos, irgi padažiau šarvelius. Šitoj pusė lygiai taip pat. Ir va apie kokį burbuliuką aš kalbu. O čia yra originalus, kaip turi būti, tvarkingai. Bet patikrinau, tai tiek čia viskas veikia ir šitoj vietoj tikiuosi viskas bus gerai. Dabar pamačiau dar vieną pusę, kažkur ten rašė, blet, kažkas ten su pusašiu, ar kas ten jiem. Tai vat, dabar gal nusimsiu dar keletą lentų ir pažiūrėsiu, kokia situacija. O šiaip tai ką, važiuojam reguliuoti žibintus ir važiuojam į techninę greičiausiai. Nėra čia ko. Tai va. Dar dalykėlis, nupirkau Aibei o tokį reikalą. Truputėlį pakeisim, atnaujinsim, nes jau visi papuvę buvo skardų šitų laikiklėliai, šiluminių tų kolektoriukų. Tai juos sumetam ir uždarinėjau duobę. Na ką, su dugnu atsiskaityta, važiuojam pareguliuosim žibintus pas kolegą. Nes parašė, kad kairys žibintas ten labai nedaug, turbūt kilstelt reikia. Tai va, žodžiu, vėliau prisijungiam. Na ką, labas visiems. Žodžiu, nenumatytas problemos toliau su audinė. Dabar nepaleidžiu manęs tas ksenono žibintas. Pakeičiau lemputės, viską, jis vis tiek va mirguliuoja. Tai reikia spręsti problemų. Dabar jau šis neužsidega praktiškai. Arba blokelis, arba uždegimo tas daikčiukas jau išėjo iš rikiuotės, nes bandžiau keletą lempučių sudėti, nieko nepadėjo. Tai bandysiu ieškoti alternatyvos, gal lėksiu į X-ledus, paimsiu kokį blokelį, bandysiu pajungti taip. Tai žodžiu, tvarkom toliau defektėlius. Na ką, grįžom iš ksenono krautuvėlės, tai nupirkau ten blokelį kažkokį aftermarketą. Mėginsim seną originalią sistemą deaktyvuoti ir aktyvuoti va tokį reikalą. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Reikės kažkaip gražiai padaryti. Čia gaunasi turim blokelį. Čia yra blokelis, o čia yra paleidėjas. Dedam šitą, dedam perėjimą. Bandysim kažką burt, kad tas ksenonas užsidegtų. Ir važiuoti techą galbūt šiandien. Tai ką, po keletos 10 minučių kažką pavyko surinkti. Tai situacija kol kas nebloga. Nebeblinkina, šviečia. Gal ir švies. Man svarbu techą praeito, po to aš jau ten įsispręsiu. Kol ką šviečia, tai reikia, žodžiu, dabar supakuoti blokelius, sukišti ir varyti techą. Jeigu praeinu techą, tai tada jau galima bus daryti kažką gražiau. Na ką, ir atėjo metas išmėginti visų taip mylimą ir mėgstamą HUD revitalizantą. Tai jeigu gali Tairą palaiky kamerą, aš supilsiu. Žodžiu, vairo stiprintuvas šiek tiek užė, tai pažiūrėsim, čia veikia ar neveikia kas nors, nes kol kas dar už reklamą nemoka, tai galiu ir blogą atsiliepimą pasakyti. Bet kai pradės mokėti, tada jau galėsim kalbėti. Kai jau pradės mokėti, kalbėsim taip, kaip nori tie, kurie moka pinigus. Tai va, žodžiu, švirkštas, taip nedarom, darom ten. Nežinau, suplakam, ką čia su juo padaryti. Atidarom, nu ką, švirkščiam.
toksai gustoj. Eik, tu man. Nu matė, dar pirmas blynas. Rankos dreba. Nežinojau, kad čia toksai Ne, su tai fiksacija. ant švirkšto rankos viso dreba. Jo. Žodžiu, kažkiek pataikėm, kažkiek ne, tai dar pažiūrėsim, man kiek efektyvus yra. Nu, nepilną supyliau, bet ką darysim. Dėkui, ačiū. Nu ką, chebrytė, tai jau atvažiavom į techninio apžiūrų centrą. Stovim eilutėj. Laukiam, kol pajudės. Žiūrėsim, kaip čia bus. Nu ką, liūdnas nuvenėlės. Dėko nėra, baltas lapas vėl. Su vienu trūkumu, o trūkumas yra tas, kad traverso vyrint negalima. Ir parašė, kad atliktas netinkamas remontas pasirodo. Gal reikėjo šiek tiek juvelyriškiau atlikti darbą, jo? Nu nieko, kitą kartą žinosiu. Reikia spręsti toliau problemą, galvot, ką čia padaryti. Tai problema sprendžiama toliau. Draugeliai, labą dieną. Antra, ar ketvirta, ar penkta diena su Audine. Antras bandymas, techninė apžiūrai. Važiuojam, tikiuosi gausis praeit, bus kaip bus. Žodžiu, prisijungsim. Ką, grįžom į bazę. Blemba, pirštinės palikau. Kur, namie? Nepaėmė. Tai nai, grįžom į bazę. Su naujienom neblogom. Žodžiu, galinio tilto keitimas Audiniai padėjo. Tai Audinė turi naują žalią lapą 2 metam. Tai dabar galima bus eiti prie kitų darbų, prie estetinių darbų ir daryti kitus reikaliukus kitus. Ir va žiogelis, jis visą laiką su mumis buvo, mes ir techninę su juo varėm, jis visur čia laizino ir dabar va dar jis čia. Tai žodžiu, mūsų laimės simboliukas. Tai va, techninė apžiūra praeita, nauja. Ir galėsim tęsti darbus. Audinė paruošta pardavimui, nupoliruota, viskas išvalytas, salonas padažytas, toks vaizdelis. Tai ką, važiuoju daryti nuotraukų ir iki kitų kartų. Iki. Tai ką, chebrytė, šiam kartui tiek. Su Audinės aptarnavimu, paruošimu techui. Nepamirškit spausti like ir prenumeruoti kanalą. Gero vakaro.